šiemet žemesni negu praeitais metais. Iš tikrųjų, tie skaičius turėtų būti įdomus tokiais turbūt treneriui, ar ne? Kuris analizuoja ir sprendžia, ką daryti, koreguoti komandos rezultatus. Iš trenerių, bet mes turim tokį. Tai turbūt visi treneriai čia ir visiems turėtų būti įdomu. Tai aš būsiu labai trumpas ir pabandysiu neatsibosti. Bet tie skaičiai, kurie yra, žinokite, iš tikrųjų yra įdomus ir daug ką pasakantis, kodėl mums taip nepasisekė, pavyzdžiui, kad mes netapom treti ar netgi pirmi. Bet pasisekė, kad nepeikti. Jo. Tai pradėsiu nuo taškų, ar ne, dėl jų mes kovojom. Tai pirmam rate iškovojom 22 taškus, ar ne, o antram 19. Bet įdomus dalykas, kad namuose žaisdami antram rate surinkom 30% mažiau taškų negu pirmame. Tai yra pirma priežastis. Tai išvada būtų, kad mes buvom per daug svetingi antram rate, ar ne? Jeigu šnekėti apie kėlinius, tai bendroji sumoje laimėjome 13 pirmų kėlinių ir 11 antrų kėlinių. Bet pralašėm 13 kėlinių, ar ne? Ir pirmų kėlinių pralašėm 4 pirmus kėlinius antram rate, ar ne? Tai yra pagrindinė priežastis. Mes iš tikrųjų esame, kaip ir pirmais metais, jeigu prisiminat mano kalbą, gal prisiminat, nesvarbu. Tai, žinokit, rezultatai yra labai identiški. Mes esame pirmo kėlinio geniukai. Pirmo kėlinio, žinot, atbardinam tenais. Ir antram kėlinį viskas, aš nepersičinta. Ir kas įdomiausia, žinokit, šnekant apie kėlinius, kad mes niekada pirminiai mūšę nepralaimėjome. Ir praeitais metais, ir šiais metais taip pat. Žinokit, sėkmės garantas, jeigu mes įmušam ir atsiminkime, tai ateičiai, jeigu mes pirminiai įmušam, žinokit, tai labai mažai tikimybė, kad mes pralašime. Reikia mušti pirmiem. Dabar apie tos įvarčius ir išnekame. Tai pirmam rate mes įmušėm 33 įvarčius, ar ne? O antram 24. Tai vėlgi yra 37% mažiau. Kažkokia tai krizė, kaip ir praeitais metais mus ištrinka antram rate. Tai vidurkis pirmo rato yra 3 įvarčiai per varžybas, o antro rato vidurkis yra 2,2. Tai yra 37% mažiau. Čia dėl to, kad navigatoriam 10 sumušėm. Galbūt, ir dėl to irgi. Dėl to, kad jie nesusirinko. Ne, tai aš... Esmė tame, kad mes pirmam kėlinį namie, įdomu kas, ar ne? Pirmam kėlinį namie mušėme 19 įvarčių, išvykoje 10. Antram kėlinį namie mušėm 14 įvarčių, o išvykoje irgi 14. Dabar išvada tokia, jeigu pagal pirmą antrą ratą dalinti, tai kad kažkas iš mūsų pavogė vartus antrame rate pirmame kėlinį, žinokit. Jeigu pirmam rate pirmam kėlinį muždavom ir buvo sėkmės garantas, tai antram kėlinį, pirmą kėlinį mužę buvo ragas. Apie praleistus gali ką nors pasakyti? Kitas puslapis. Kitas labas. Ir apie dešinį saugą, ką duotas. Pasakyk, jeigu išnekėt apie įvarčius praleistus, tai dar čia įdomių dalykų, žinokit, yra. Kaip galvojat, kur mes daugiau praleidėm įvarčių, namuose ir išvykai? Namuose. O, kodėl taip? Daugiausia nemenčinį praleidom, jo. Nemenčinė labulis pasako. Jo, iš tikrųjų, žinokit, praleidom daugiau įvarčių namuose negu išvykai. Nu, paradoksas kažkoks, tai, ar ne? Tai pirmam rate praleidom 0,73, o antram rate ir mušėm mažiau 37%, ir 30% daugiau praleidom. Tai yra priežastis, kodėl mes ketvirti. Aš galvoju. Tai išvada būtų tokia, kad mes keikiamės dažniausiai namuose antram kėlinyje, žinokit. Ir šiaip pas mus vartai didesnė, arba vartininkas mažesnis pasidaro antram kėlinyje. Dar kas įdomiau, laikas, prašau, aš dar 4 minučių paprašysiu jūsų dėmesio, jeigu įdomu. Kad mes niekada pirmi praleidę nelaimėjo.
Ir visada pirmieji mušė laimim. Pirmieji mušė visada laimim, o pirmi praleidę nelaimėjom. Tai reiškia, ta prasme, užsispyrimo geniško, ar ne? Praeitais metais nebuvo ir šiais ne. Bet kas įdomiausia šiais metais, kad iš 7 praloštų rungtynių 5 pralošėm neįmušė įvarčių. Saviįtaiga blogai veikia. Neįmušė netgi, ne? Čia galėsit pasižiūrėti, kaip mes įvarčius mušėm ir kaip praleidom, bet tarpsme aš neįžvelgiu jokių įžvalgų. Kiekvieną minutę, žinokit, mes šiandien lūpėm, nėra kažkokių tai visiškų tarpgalą krizių išvykdavo. Galėsit pažiūrėti. Ir pabaigai apie labai įdomus dalykus, kuriuos man Samas paprašė paanalizuoti, ar ne? Vis dėlto, kas turi didžiausios įtakos, keitimai ar brovkės? Bet pats pagalvot, kas turi didesnį įtaką komandai, kaip būdavo daugiau keitimo, ar kai ant brovkės būdavo daugiau žmonių? Kaip jums atrodo? Įdomus dalykas, žinokit, mes taurę laimėjom, ar ne? Sako žmonės, kad mes laimėjom, o SSL užėmėm 4. vietą, ar ne? Taigi pažiūrė rezultatus, ar ne, galima ginčyti su žmonėmis, su žmona negalima ginčytis, tiesi visą laiką teisi, bet su skaičiais ginčytis kaip nereikėtų, nes skaičius yra skaičius, viskas. Ar ne, tai įdomiausias dalykas, kad A lygoje, SFL, mes ant brovkės turėtumėme daugiau žmonių negu taurėje, bet kas mus paveda? Labulas. Mus pavedė keitimai, žinot, hibridą. Per dažnai. Kada mes laimėdavom, pas mus ant keitimų būdavo 5 žmonės. Vidutiniškai. Kai pralaimėdavom 3,6, vėlgi tie prakeiti 31%. O jeigu žiūrėti linksmai į tą statistiką, tai galiu pabaigti taip, kad mes niekada nepralošėm, kada mušė prezidentas. Ir niekada nepralošėm, kada mušė mūsų rezultatyviausias žmogus šį sezoną, Andžiukas. Nu, va. Čia jau įdomu. Kas prezidentas? Bet jeigu šiandien reikėtų kažką tai kalti prie sienos, Pipirą! reikėtų kalti turbūt Andrių Krisiūną. Ir žino dėl ko? Šiais metais 4 kartus pradėjo rungtynės starte, ar ne? 3 iš jų mes pralašėm. Ta prasme, 75%, kai jis pasirodo sudį, kad mes pralašėm. Bet čia taip sutapo. Jo telefoną užrašyk. Ir aš apibendrinimą pasakysiu visą sezoną, kad sėkmės garantas arba receptas, jį galime taip pavadinti, šio sezono buvo įvartis pirmam kėlinyje. Ir kas dar įdomiau, jeigu dar priešininkas gaudavo ir geltoną, tai mes niekada nepralošėm visą sezoną. Tai sėkmės, kad